Kasdien liftais naudojasi milijonai žmonių, todėl galima pagalvoti, kas galėtų nutikti per kitą kelionę. Tiesioginė prasme viskas. Šiame Top 5 vaizdo įraše pamatysite keisčiausius atvejus lifte. Kam leisti pinigus einant į kiną dėl siaubo filmo, kai savo namuose esančiame lifte gali nutikti kažkas panašaus? Žmonės Brazilijoje nusprendė pasijuokti iš vietinių gyventojų. Kol jie buvo lifte tam tikrų momentų, jie sustabdė eismą, išjungė šviesas ir į vidų įleido mažą mergaitę, kuri tyliai įlįsdavo ir dingdavo pro ventiliacijos kanalą. Šviesos vėl įsijungdavo ir žmonės net negalėjo patikėti savo akimis, o ten buvo siaubo filmo personažas, kuri keistai elgėsi ir tą pačią akimirką pradėjo baisiai rėkti ir likti abejingam tokioje aplinkoje teko ne vienam. Įsivaizduoju, ką jautė žmonės tą akimirką. Žemė slysta iš po kojų. Manau, kad kiekvienas iš jūsų šį posakį jau yra girdėjęs ir interpretavęs skirtingai. Vieni galvoja, kad taip sakoma, kai nesijauti gerai. Kiti suprato po žodžiu ir mane, kad ji tinka tik tada, kai nutinka žemės drebėjimai. Šiaip ar taip aš radau kitą būdą, kaip ją vartoti. Kai esi vienas tamsiame lifte ir viskas pradeda drebėti, griaudyti ir griūti. Turite reaguoti pašokdami iš vietos ir griebtis už viską, kas yra netoliese. Lygiai taip pasielgia šie žmonės. Nesuprantate, kad po jais iš tikrųjų niekas nekrito. Tai tik paprastas liftas, kompiuterinis modeliavimas. Jei kas nors iš jūsų galvojo, kad policija kuo rimčiausiai nusiteikusi, kad ten visai nelinksmi žmonės, bet žinokite, kad klydote. Apie Naujosios Zelandijos teisėsaugą šis vaizdo įrašas tai puikiai įrodo. Jame matyti, kaip grupė policijos pareigūnų staiga dainuoja labai malonų ausį ritmą, kuris padėjo visiems atsipalaiduoti ir pamiršti problemas. Vienintelis momentas, kai žmonės nustojo jausti ritmą, buvo tada, kai jie stojo prie naujo aukšto. Spėju, kad jie manė, kad ten gali būti kas nors nepažįstamas, o gal net viršininkas. Bet vos tik situacija normalizavosi, šou vėl atgijo. Štai tokia tai branduolinė grupė. Na gerai, aš eisiu į kitą. Štai ką sako šiek tiek bailūs, nesaugus ar nelabai drąsūs žmonės, kai jie užleidžia vietą gyventojams leistis. Nors teoriškai dar buvo vietos, bet aš asmeniškai nemėgstu trintis į žmonės, kai jie kvėpuoja man į kaklą ar į veidą. Bet paprastai visada galima prisispausti, net kai lifte yra kas nors su dideliais krepšiais. Bet šis vaizdo įrašas privertė mane susimastyti, kad kartais reikia atsitraukti ir palaukti, kol ateis tavo eilė. Juk važiuoti su milžiniška panda būtų ne geriausias sprendimas. Kas žino, gal ji dar alkana. Jeigu jūs galvojate, kad pandos vizitas yra keisčiausias dalykas, kuris gali nutikti lifte, akivaizdžiai klystate, gali būti, kad jūs aplankys jis, bet tai tik pradžia ir tiesiog ne to žodžio prasme, toliau prie šios kompanijos prisijungs keli tokie žvaigždžių karų personažai. Jie neleidžia vaikinams lifte nuobodžiauti. Garsiai įjungia gerą muziką, jie turėjo daug laiko šokti. Trumpai tariant, viskas šaunu. Koks kovinis žaidimas yra šaunesnis, tai Combat, Taken ar Street Fighter. Kitame vaizdo įraše pagaliau susistatysim visus taškus. Štai žmogus apsimetęs Raidenu. Lordas Perkūnas iš Mortal Kombat lifte elgėsi tinkamai, bet tai truko neilgai, nes po kelių sekundžių liftas pajudėjo ir jis ėmė daryti kažką visiškai beprotiško. Jis ėmė mėtyti galias, šokinėti ant žmonių, rėkti, privertė visus patikėti, kad tikrasis superherojus tai yra psichopatas, kuris pabėgo iš ligoninės. Šiaip ar taip jam pavyko prajuokinti bei nustebinti pastato gyventojus. Tad už tai jam respektas. Ar žinomas jums jausmas, kai liftas dingo arba kažkas jį laiko ir niekaip nepaleidžia? Tokiu momentu esi įsiutęs, stengiesi padaryti viską, ką gali. Skaičiuoti šimtai avių, vartydamas kažkokią neaiškią programėlę. Vienu žodžiu vis laukite, kada baigsis diena, o gyvenimas skrieja pro šalį. Kažkada galvojau, kaip elgtis tokioje situacijoje ir manau, kad radau išeitį. Reikia šokti, reikia atiduoti visas jėgas, reikia išlikti energingam, reikia praleisti ir pasisemti energijos. O dar geriau vaikščioti pešiom. Nors ne, palaukite, manau, kad radau kitą šios problemos sprendimą. Norėdami, kad liftas veiktų ilgai, turite pasirūpinti, kad jis niekada nesustotų. Kitaip tariant, mums reikia 1868 metus įvesti nepertraukiamą liftą. Pirmą kartą, kai toks lynų keltuvas buvo sumontuotas Liverpoolyje, šio dalyko patentas greitai nustojo galioti. Jis buvo nupirktas, tada vėl parduotas ir galiausiai jis buvo atgabentas iki šių dienų. Dabar šį neįprastą mechanizmą galime
galite rasti daugelėje pasaulio vietų. Prahoje liftas, kaip jau sakiau, yra labai neįprastas, jis niekada nesustoja. Vagonėliai nuolat kyla viena lifto šachta, paskui leidžiasi į kitą. Žinoma, mechanizmas negali būti greitas dėl saugumo, todėl greitis normalus. Vienas iš šių daiktų nuvažiuoja per 0,3 metro per sekundę. Tačiau mažas greitis neleidžia technologijai būti saugia. Istorija yra daug nelaimingų atsitikimų, dėl kurios labai sumažino mechanizmų skaičių. Manau, kad tai yra ne veltui. Šiuolaikinės versijos akivaizdžiai nėra prastesnės. Kartais gali būti nepatogu užeiti žmonių liftus, kai jie gali įlipti su savo žmonių kompanija ir ten jie linksminasi, spardosi, nežinau, daro ką nors kitą, kad apskritai sugadintų atmosferą, todėl jūs tiesiog laukite naujo lifto. Kai kurie žmonės mano, kad tai absurdas ir jie vis tiek įlips. Na gerai, tai suprantama, bet ar jūs trukdytumėte tokiam žmogui? Durys atsidaro, o viduje kažkoks vyrukas tualete sprendžia kryžiažodį. Kaip jis išvis ten pateko? Tai turbūt galingas pokštas, labai juokinga. Buvo, kad liftuose gali sutikti absoliučiai bet ką. Vyrą tualete arba skubantį katiną, kuriam reikia kuo greičiau patekti į pirmą aukštą. Įdomu, ar šis pūkuotas katinas dažnai leidžiasi liftu vienas. Juk mechanizmas ko gero nejaučia, juk jis turėtų būti per lengvas, bet katinas atrodė, kad jis čia leidžiasi žemyn ir aukštyn kiekvieną dieną, be jokių problemų. O ką dabar daryti? Buvo klausimas, kurį užsidavė mergina iš šio vaizdo įrašo, kuri grįžo namo laukti savo keltuvo, bet jos pirmasis bandymas buvo nesėkmingas. Liftu važiavo vyras, kuris buvo apsvaigęs ant poilsio kėdės su palmėmis už nugaros. Ir jis taip gerai leido laiką, kol kažkas nesutrikdė šios malonumo tvirtovės. Mergina pagalvojo, kad tai nieko tokio, juk palauksiu kito lifto. Būtent taip ir pagalvojo, na žinoma. Bet ir čia jos laukė nauji netikėtumai, tiesioginė prasme vos per sekundę liftas atsidarė ir suteikė jai naują emocijų spektrą, nes ten karštai šoko tailandietis ar dar kas nors. Ir linksmybės įsibėgėjo. Jei staiga kas nors pagalvoja, kad liftas yra saugiausias kada nors išrastas dalykas, žinoma, kad ne. Ten irgi reikia būti atsargiam, nešokinėti, nesitrankyti, taip pat, kad niekas nesitrenktų ir neužstriktų tarp durų. Žinoma, vyras šiame vaizdo įraše laikėsi visų taisyklių. Jis elgėsi aiškiai ir nepriekaištingai, bet paskutinę akimirką jis pamiršo. Ir dėl to jam teks ieškotis naujos banglentės. Juk ji taip šauniai buvo nufilmuota lifte ir sulūžo per kelias sekundės. Žinai, man nerūpi lenta. Svarbiausia, kad neįvyko nelaimingas atsitikimas. Manau, kad po šio incidento vaikinas praleis visą likusį gyvenimą prieš paspausdamas lifto mygtuką 2 kart patikrins, ar viskas gerai. Dažnai nerimaujame dėl žmonių būsenos, tai gana logiška, bet taip pat nepamirškime apie lifto psichiką, nes man atrodo, kad šis liftas Kinijoje matęs jau tikrai per daug. Universitetas, kuriame įrengtas šis liftas, kas trečias studentas dėl kažkokių priežasčių nusprendžia pašokti su juo. Jei tikriausiai negalėjo rasti geresnės alternatyvios veiklos apšilimui. Tik posūkis į kairį dešinę, bet šis vaikinas atliko bėgimą vietoje. Laimiai vienu momentu jis pagalvojo ir sustojo. Neduok dieve, saugok šį vyruką. Anksčiau galvojau, kodėl ant picos dedama tiek daug etikečių, papildomas maišelis ir papildoma pakuotė. Kodėl jie tai daro? Pasirodo, tai tik atsargumo priemonė, dėl kurių lengviau ir geriau. Pavyzdžiui, šis pristatymo vaikinas buvo toks alkanas, kad nesugebėjo suvaldyti savo apetito ir atsilaužė porą 3 picos dešrelių. Koks šūdinas niekšas, laimiai, kad neėmė nekąsnio. Tai tokia beprotiška picos reklama, kuri užfiksuota kamera. Daugybė žmonių mėgsta keliauti po pasaulį ir ypač kopti į kalnus. Vienintelė šiuo atveju trūkumas, mano nuomonė, yra ilga kelionė traukiniu į vietą ir atgal. Laipiojimui reikia daug pinigų išleistų skrydžių. Kam visą tai daryti, jei galite tai padaryti savo namuose? Aišku, kad aš tik juokauju. Žinoma, kad neturėtumėte to daryti. Tai, kas buvo šiame vaizdo įraše, tai yra gryno vandens prankas, bet mergina iš pradžių to nesuprato. Ji buvo be žodžių, nežinojo, ką toliau daryti. Bet vėlgi, atsidarė durys, o ten vyras su uniforma lipa į viršų. Tai ne elektrikas, kuris buvo paskirtas pakeisti lemputes. Kaip manote, parašykite komentaruose.
Valytojas gyvenimas yra sunkus, ypač kai tenka dirbti visą namą valant grindis. Net neįsivaizduoju, kiek pastangų ir energijos tam reikia. Kalbu rimtai. Svarbiausia neprarasti dvasios, neprarasti koncentracijos, neapgaudinėti savęs, pakankamai miegoti ir tinkamai maitintis. Juk bet kurią akimirką gali nutikti kas nors panašaus. Išlipi iš lifto ir supranti, kad jūsų mėgstamiausia šluota vis dar viduje. Ką tokiu atveju darote? Liftas kyla į viršų, jis yra sugedęs, teisingai. Gribi mėgstamus įrankius ir vėliau pagalvoji apie žmogaus gelbėjimą. Rimtai, vaizdo įrašas juokingas ir kartu baisus. Vargšė mergaitė vos nenukrito į šachtą, bet jai viskas gerai.